Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Turtuolis ir Dievas. Jei nedorėlis sugrąžina užstatą, atiduoda, ką buvo pasigrobęs plėšikaudamas, laikosi gyvenimo nuostatų, nedarydamas piktą, tai jis tikrai bus gyvas ir nemirs. Ezechielio 33 skyrius 15 eilutė. Pasidavęs šventosios dvasios įtakai, Zachiejus nutraukė apgaulingą veiklą ir nebenusižengė doros principams. Atgaila nėra tikra, jei ji nekeičia gyvenimo. Kristaus teisumas nėra apsiaustas, kuris pridengia neišpažintą įsisenėjusią nuodėmę. Kiekviena atsivertusi siela, kaip ir Zachiejus, Kristaus atėjimą į jo širdį paliudys tuo, kad atsisakys nuodėmingos veiklos. Kaip muitininkų viršininkas, jis įrodys savo nuoširdumą, atsilygindamas tiems, kuriuos buvo nuskriaudęs. Jei esame kitiems pakenkę per kokius nors netinkamus verslo metodus, turėtume prisipažinti blogai pasielgę ir kiek įmanoma atsilyginti. Teisinga būtų grąžinti ne vien tai, ką paėmėme, bet viską, kuo žmogus būtų pasipelnęs, jei ne mūsų apgaulė. Zachiejui išgelbėtojas pasakė: iš šiuos namus šiandien atėjo išgelbėjimas. Palaimintas buvo ne tik Zachiejus, bet ir visi jo namai. Rabinų ir sinagogos lankytojų paniekinti ir atskirti nuo sinagogos, dabar jie labiausiai palaiminti visame Jeriche, susirinko savo namuose aplink dieviškąjį mokytoją ir klausėsi gyvybės žodžių. Brangus klausytojai, išgelbėjimas į žmogaus sielą ateina tuomet, kai jis priima Kristų kaip asmeninį išgelbėtoją. Zachiejus priėmė Jėzų ne kaip praeinantį svečią, bet kaip tą, kuris gyvens sielos šventovėje. Kada turtingasis jaunuolis nusigręžė nuo Jėzaus, mokiniai stebėjosi išgirdę savo mokytoją sakant: kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Luko 18 skyriaus 24 eilutė. Jie kalbėjosi tarpusavyje: kas tada galės būti išgelbėtas? Šis pavyzdys patvirtina mokiniams Kristaus žodžių teisumą. Kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui. Jie pamatė, kaip per Dievo malonę turtuolis galėjo patekti į Dievo karalystę. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.